Pamita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo Plius. Neslėpk savo potencialo. Taip, praktiškai daugiau nei 90% sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu ir sergančiųjų prediabetinėmis būklėmis turi antsvorį arba nutukimą. Antro tipo cukrinis diabetas tai yra jau ir vaikų, nors anksčiau to nebuvo, ir suaugusių problema. Taigi kodėl? Todėl, kad yra perteklinis greitųjų angliavandenių vartojimas. Tai yra didelė problema. Aš koreguoju mitybą jau, kai jau buvau 5 metų, jau pradėjau koreguoti. Ir visą gyvenimą koreguoju. Ekspertai mano, kad 25% populacijos serga nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, o išsivysčiusiose pasaulio šalyse, kur nutukimas yra didesnis, ten tas procentas siekia netgi 40. Tai viena iš dažniausių lėtinių kepenų ligų. Pati dažniausia, aš netgi sakyčiau. Lietuva sparčiai virsta nutukimo sostinė. Kas antras lietuvis kovoja su antsvoriu, o cukrinis diabetas šalyje plinta kaip tikra epidemija. Kasmet ši liga suserga tiek žmonių, kad jais būtų galima užpildyti visą Alytaus miestą. Kraujyje mūsų pilna gliukozės, mūsų ląstelės yra kurčios insulino beldimuisi ir už tai, sakysim, perteklinis angliavandenių vartojimas arba insulino leidimasis neišsprendžia problemų. Vienintelė praktiškai išeitis žmonėms turėtų būti mitybos pokyčiai. Tai yra nustatyta, kad sumažinus angliavandenių vartojimą galima tikrai paprastais būdais, skaniai valgant subalansuotą maistą, išspręsti šią problemą. Net jau ir užsisenėjusio diabeto formą. Puiki žinia diabetikams. Kauno klinikų endokrinologijos klinikos profesorė Džilda Veličkienė patvirtina, kad gyvensenos pokyčiai yra veiksminga priemonė kovojant su cukriniu diabetu ir mažinant vaistų poreikį. Šiai dienai mes jau taip sakom, kad cukrinio diabeto remisija yra galima. Ir tai pasikeitė mūsų požiūris, kad tai nėra negrįžtama liga. Tyrimuose, kur buvo, pavyzdžiui, labai griežta dieta, labai mažo kaloringumo dieta, pusę metų besilaikant, ten irgi netekus 15% kūno svorio, labai tikėtina, kad cukrinis diabetas išnyks ir normali angliavandenių apykaita laikysis tiek ilgai, kiek žmogus sugebės išlaikyti tą sumažintą kūno svorį. Antro tipo cukrinio diabeto remisija taip pat galima. Ir nesvarbu, ar jums 30 metų, ar jums 70 metų, ar 85, niekada nevėlu pradėti gyventi sveikai. Todėl, kad jeigu mums gera žemė ir norim dar kažką nuveikti, norim pasidžiaugti, tai kiekviena diena bus visiškai kitos kokybės, jeigu mes valgysime teisingą maistą ir gyvensime, taip, kaip turi gyventi žmogus. Manote, kad antsvoris nepakenks, kol nepasireiškia diabetas? Deja, klystate. Antsvoris yra rimtas sveikatos sutrikimų rizikos veiksnys. Riebalinis audinys pats iš savęs gali būti laikomas kaip endokrininis organas ir jisai, aišku, gamina ir šiaip įvairius hormonus, jisai palaiko uždegimą, jisai sutrikdo imuninės sistemos veiklą ir visa tai turi reikšmės įvairioms metabolinėms problemoms. Dažnai nutukimas palaiko uždegimą skydliaukėj, dėl to lėtėja skydliaukės darbas ir mums, aišku, gali prireikti pakaitinės hormonų terapijos. Antsvoris tikras pastas kepenims. Kuo didesnis antsvoris, tuo didesnė tikimybė susirgti kepenų suriebėjimu, kuris gali turėti labai rimtų pasekmių. Pats suriebėjimas gali pereiti į steatohepatitą, į kepenų uždegimą dėl kepenų suriebėjimo. Ir galiausiai steatohepatitas progresuoja ir pereina į steatocirozę. Tai yra tokia pat cirozė kaip ir cirozė dėl kitų priežasčių, virusų, alkoholio vartojimo, metabolinių ligų ir panašiai. Ir paskutinis taškas jau yra kepenų persodinimas. Kepenys toks nereikalingas organas, kartais mes turim didžiulius kepenų pažeidimus, kol nepasireiškia komplikacijos, tol ligonis nejaučia jokių simptomų.
Negydomas cukrinis diabetas gali būti toks pat žalingas sveikatai kaip ir kepenų riebėjimas. Būtent antrojo tipo cukrinis diabetas ir pasižymi tuo, kad jis yra taip vadinamas tylusis žudikas, nes dažniausiai žmonės nežino, kas serga, kol nesiranda komplikacijų. O komplikacijos tai gali būti negyjančios opos kojose, inkstų nepakankamumas, akių problemos iki aklumo net galima prieiti, širdies infarktai ir staiga žmogus pakliūna į reanimaciją dėl infarkto ir jam randa cukrų labai didelį ir paaiškėja, kad jau daug metų ko gero yra tas diabetas ir negydomas. Pasirinkimas jūsų rankose. Ar leisite kūno svoriui toliau augti, ar jau šiandien žengsite pirmuosius žingsnius sveikesnės gyvensenos ir mitybos link? Net maži pokyčiai gali vesti į didelius rezultatus. Labai rekomenduočiau tikrai atsisakyti cukraus. Kaip ten bebūtų, tai yra cukrus, tas greitasis angliavandenis, pridėtinis, nepridėtinis, apskritai visos rudas, baltas cukrus, tai yra vis dėlto tiesioginis mūsų kasai smūgis. Ir jeigu jūs pradėsite skaityti etiketes, jeigu jūs atsisakysite tokių greitų angliavandenių kaip sultis, kaip perdirbtos košės, kaip saldūs vaisiai ir kvietiniai gaminiai ir visa konditerija, kur yra cukrus ir baltieji miltai, perdirbti kvietiniai miltai, nes antras būtent produktas yra kvietiniai miltai, tai kvietiniai miltai tampa gliukozė greičiau net negu cukrus. Kitas dalykas dar yra alkoholis, todėl kad alkoholis labai greitai, stiprusis ypatingai alkoholis, labai greitai virsta gliukozę ir nukeliauja į kepenis, riebindamas mūsų kepenis. Norėdami sėkmingai sumažinti svorį, pasinaudokite dietologo ar dietisto patarimais. Šie specialistai padės ne tik pasiekti tikslus, bet ir sudarys individualiai jums pritaikytą mitybos planą. Pavyzdžiui, žymus dirigentas profesorius Donatas Katkus ir jo žmona docentė Laima Katkuvienė taip pat pasirinko šį kelią geresniai sveikatai. Aš visą gyvenimą labai aukštai vertinau specialistus. Žmonės, kurie išmano savo profesiją, savo darbą ir man rytą padarė tiesiog, tą prasme padarė didžiausią įspūdį. Jin tiesiog yra tikra profesionalė. Yra maisto sistema, yra daugybė visokiausių dalykų ir ten nėra, kad iš piršto išlaustas dalykas. Man padarė nepaprastą įspūdį. Tiesiog tai yra, kuo galima pasitikėti. Jos receptai yra labai praktiški. Jie nėra ką nors laužantis. Jie tiesiog yra sistema ir iš tos sistemos išeinant yra sudaromas tam tikra mitybos politika, taip galima būtų pasakyti. Dietistė Rita Šilinskienė sukaupusi didelę patirtį dirbdama su pacientais, kovojančiais su lėtinėmis ligomis, antsvoriu ir valgymo sutrikimais, patarė nesivaikyti greitų dietų. Pirmas šaukštas – sveikata nuo pirmo šaukšto, keto meniu. Ir Drakono išmintis, knygų autorė pabrėžia, kad tvarūs sveikatos pokyčiai prasideda nuo subalansuotos mitybos, o ne nuo trumpalaikių mitybos eksperimentų. Rekomenduoju per savaitę išmokti pasigaminti, pavyzdžiui, vieną sveiką pusryčių arba vakarienės patiekalą, jeigu jūs visą dieną praleidžiate darbe. Išmokti jį iki automatizmo, sutrumpinti gaminimo laiką, pereiti prie kito patiekalo ir taip stebėti savo organizmą. Kaip aš jaučiuosi pavalgius to vadinamo sveiko maisto, aš visada jį vadinu normaliu maistu. Mes sakom sveikas, nesveikas, bet normalus maistas ir turi būti sveikas. Ir taip pamažu išmokti pereiti pusryčių racioną, paskui užkandžių arba pietų tų vadinamų racioną ir vakarienės. Ir taip per 3-4 mėnesius pamatyti, kaip keičiasi mūsų savijauta, kaip keičiasi mūsų pirkinių krepšelis ir aišku išlaidų. Keletą metų atgal, kai staiga sušaubavo sveikata, buvo kreiptis į gydytojus specialistus ir padarius tyrimus išaiškėjo siaubingi dalykai. Padidėjęs labai stipriai cholesterolis,
venų trombozė, venų nepakankamumas, širdies nepakankamumas. Vyrų širdies kraujagyslių ligų problematika Lietuvoje yra labai opi ir iš tikrųjų gyvenimo trukmė vyrų Lietuvoje yra labai nedidelė. Jie gyvena daug trumpiau negu ES vidurkis ir 10 metų trumpiau negu moteris ir daugiausia jų gyvybių nusineša vis dėlto kraujotakos sistemos lygos. Niekada nėra per vėlu, niekada net reanimacijų nėra per vėlu, nes reanimacijų irgi gydoma, ne? Tai niekada nėra per vėlu, nes stabdyti aterosklerozės progresavimą, kuo anksčiau pradėsim, aišku, tuo geriau. Kuo anksčiau mes pagaunam ligą ir kuo anksčiau pradedam ją gydyti, tuo yra geriau. Ką mes turėtumėm valgyti, kad nesusirgtumėm lėtinėmis lygomis? Tai yra stengtis kuo mažiau uždegiminių produktų. O uždegiminiai produktai tai yra cukrus, kviečiai, perdirbti produktai, greitas maistas, perteklinis saldžių vaisių vartojimas, aišku, sultis, greitos košės, rūkyti gaminiai. Antras dalykas - tai savo mityboje įtraukti labai daug skirtingų daržovių. Tai daržovės yra vitaminų, mineralų, antioksidantų ir skaidulų šaltinis. Jeigu mes jų nevalgom, tai ir atsiranda problemos nagų, ragų, plaukų, odos ir panašiai. Todėl, kad jeigu trūksta mums kofermentų tų vadinamų, nevyksta cheminės reakcijos organizme. O šiaip tai mūsų kūnas yra cheminė laboratorija. Jeigu nėra tų dirigentų, kurie mums visą tą muziką sureguliuotų, vadinasi, nieko ir nevyks. Diagnozė atskleidusi širdies problemas paskatino rašytoją Kęstutį Girdzijauską permastyti savo prioritetus. To pagrindinis lūžis įvyko, kai man buvo 50 metų. Sukako ar panašiai prie to, tai būna vis tiek žmogaus gyvenime tokia apvali data, kai priverčia susimastyti apie nugyventą gyvenimą ir apie gyvenimo perspektyvas, kaip mes toliau gyvensim. Ir dar plus pribloškė taip, kad tuo metu aš pasižiūrėjau ne tik į save, bet ir aplinkinius ir pamačiau, kad žmonės įpratę gyventi, kaip liktai jiems visa sveikata duota nuo Dievo, jie bus visada sveiki, nesirūpins ir viskas bus automatiškai gerai. Deja, taip nėra. Kam jį gydyti, jeigu simptomų nėra? Kai žmogus susilaužo ranką, tai aišku, kad reikia gydyti, ne? Nes lūžo ranka. O kai kraujyje cirkuliuoja riebalai, tai tada gydyti, kam reikia, jeigu aš nieko nejaučiu. Pagrindinės, kaip ir sakiau, pasekmės yra ankstyvi infarktai, ankstyvi insultai. Rečiau periferinių arterijų liga, tai yra kojų, dažniausiai kojų problemos, kojų arterijų. Bet tikrai turim daug ankstyvų infarktų su labai aukštais cholesteroliais, kurių žmogus tiesiog nežinojo arba nesigydė. Tikrai turim ir 30-mečių, kuriems jau atliekama aortokoronarinių jungčių operacija dėl labai aukštų cholesterolio kiekių kraujyje. Kęstutis, supratęs sveikatos svarbą, radikaliai pakeitė gyvenimo būdą, siekdamas įgyvendinti kūrybinius sumanymus ir išleisti knygą Koplyčios paslaptis. Norint kažko pasiekti, kažkokį tikslą, reikia įdėti daug darbo. Ir aš pagalvojau, kokį mes darbą dedam į tai, kad, pavyzdžiui, pasiekti gerą sveikatą. Ne? Mes labiau tikimės, kad mes nueisim į polikliniką, pas gydytojus, susakysim savo bėdas, gydytojai išrašys receptus, mes išgersim piliulę, pasveiksim ir mūsų bėdos pasibaigs. Bet kaip rodo praktika, dažniausiai taip nėra, kad apsilankimas sveikatos įstaigose dažniausiai tai būna didelė kelio pradžia, kada atsiranda, išaiškėja paslėptos lygos. Todėl reikėtų, nusprendžiau aš, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio prevencijai, lygų prevencijai, ta prasme kaip kova su antsvoriu, gyvenimo būdo keitimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas. Nedelskite, pradėkite rūpintis savo širdimi jau šiandien. Sumažinę cholesterolio ir trigliceridų kiekį, apsisaugosite nuo pavojingų sveikatos iššūkių – infarkto, insulto ir širdies nepakankamumo. Ir mūsų tyrimas parodė, kad Lietuvos vidutinio amžiaus vyrų trigliceridai yra pakankamai nemaži, daug didesni negu moterų. Kodėl? Todėl, kad trigliceridai dažnai sukibę su mityba, su alkoholio dideliu kiekiu,
su pilviniu nutukimu visceraliniu, jeigu liemens apimtis didelė, jeigu yra gliukozė padidėjusi kraujyje, jeigu yra metabolinis sindromas, tai trigliceridai būna dideli. Ir trigliceridai labai reaguoja į mitybos sukoregavimą, į fizinį aktyvumą, alkoholio didelių kiekių nutraukimą. Aš kalbu apie kiekius, kurie tikrai jau yra žalingi. Toliau liemens apimties mažinimas, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Dabar mityba mažina ir cholesterolį. Profesorė kardiologė Žaneta Petrulionienė ragina neatidėlioti. Keiskite gyvenseną ir mitybą dabar. Jai patarė ir knygų Pirmas šaukštas, Sveikata nuo pirmo šaukšto, Keto meniu bei Drakono išmintis autorė dietistė Rita Šilinskienė, kuri pabrėžia, kad ilgalaikiai sveikatos pokyčiai prasideda ne nuo greitų dietų, o nuo subalansuotos mitybos. Taip, iš tikrųjų, mityba svarbi visų lėtinių ligų profilaktikai ir vengimui. Todėl, kad yra koreguojami veiksniai ir yra nekoreguojami. Mes negalim koreguoti savo amžiaus, rasės, bet mes galim koreguoti ir privalome koreguoti mitybą. Visas perdirbtas maistas, kur greitai ant stalo suvalgiai, kirminą numarinai ir viso gero. Tai pirmiausia reikia vengti. Antras dalykas, tai savo mityboje įtraukti labai daug skirtingų daržovių. Ypatingai Lietuvoje gyvenant mes turime žiūrėti sezoninės daržovės. Vasarą tai apskritai labai platus daržovių krepšelis ir prieskoninių žolių. Na, o šaltuoju sezonu mes turime valgyti daugiau raugintų daržovių, šakninių daržovių. Ir žinoma tokių daržovių, kurie turi daug antioksidantų. Česnakai, svogūnai, tokius baltieji ridikai, pavyzdžiui, taip, juodi balti ridikai ir panašiai. Daug gerųjų riebalų gaunamų, sakysim, tiek iš aliejų, tiek iš žuvų, ypatingai riebių žuvų, tiek, sakysim, iš tokio vaisiaus kaip avokadas. Toliau vertingi baltymai, atitinkamas kiekis baltymų ir čia jau pasitarnaus grybai, mėsa, žuvis. Bet, aišku, reiktų riboti, norint nesusirgti širdies kraujagyslių ligomis, pieno produktus, ypatingai karvės pieno produktus. Todėl, kad kalcis tai yra iš pieno produktų, tai tas dalykas, kuris standina mūsų kraujagyslės, kuris irgi, galima sakyti, padaro tokias neelastingas kraujagyslės ir blokuoja azoto oksido gamybą. Azoto oksidas atpalaiduoja kraujagyslės. Atsisakyti gyvulinio maisto, atsisakyti gyvulinių riebalų. Ne tai, kad atsisakyti, bet sumažinti jį iki minimalaus. Didinti augalinių riebalų kiekį savo maisto racione, valgyti daug ankštinių daržovių, vaisiai daržovės, bent 200 gramų minimaliai, vaisių ir 200 gramų minimaliai daržovių per dieną. Yra įvairūs maisto papildai, kurie taip pat mažina cholesterolį. Tai maisto papildai tai yra ta tema, kur pastoviai susikryžiuoja ietis, vartoti ar nevartoti. Tai čia vėlgi kaip ir maistas yra geras ir blogas, ir papildai yra geri ir blogi. Jeigu papildai yra moksliškai ištirti, patvirtinti, aiškios veikliosios medžiagos, tai būtina vartoti, nes mes nesuvalgome per dieną to tiek maisto, kad gautume visas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus ir antioksidantus, kiek reikia mūsų ląsteliai. Šiais laikais dirva nualinta. Maisto produktuose veikliųjų medžiagų yra 3, 4 ir netgi iki 10 kartų mažiau negu buvo prieš 50-70 metų. Todėl papildai tikrai rekomenduotini. Kęstutis priėmė išmintingą sprendimą. Suvokė, kad bėgant metams jo medžiagų apykaita lėtėja, o vien su maistu gauti visų reikalingų fitosterolių, polifenolių ir kitų antioksidantų tampa sudėtinga. Todėl jis nusprendė papildyti savo kasdienę mitybą maisto papildais, kad sumažintų turimų ligų poveikį ir pagerintų bendrą savijautą. Iš karto gydytojai patarė susimastyti, ar reikėtų naudoti kažkokias tai medžiagas papildomas, kurių mums kasdieninėje mityboje trūksta. Nors mes visi žinom produktus, kurie įeina šitą preparatą kaip brokoliai, ciberžolė, žalioji arbata, bet
ar gaunasi, kad visas dienas mes galim visus 4 šitos komponentus sėkmingai suvartoti. Kada dabar yra toks įtemptas gyvenimo ritmas, gali paprasčiausiai nebūti laiko iš ryto išsivirti šviežių brokolio arba nespėti jų nusipirkti. Ir todėl Britanijos mokslininkas Tomas nutarė padėti, sukūrė tokią kapsulę, kad visus 4 elementus sudėti į vieną kapsulę, kad žmogus galėtų išgerti ryte ir vakare ir tuom gaudamas reikalingą polifenolių normą. Vienas iš puikiausių sprendimų šiai dienai. Profesorius Tomas turi ilgametę patirtį gydant įvairių rūšių vėžį, ypač krūties, prostatos ir žarnyno vėžį. Jis aktyviai dalyvauja tyrimuose, kuriuose siekiama išsiaiškinti, kaip sveikas gyvenimo būdas, mityba, fizinis aktyvumas gali padėti onkologiniams pacientams geriau jaustis ir prailginti gyvenimą. Profesoriaus Tomas komanda kruopščiai atrinko 4 augalus turinčius itin daug polifenolių. Šie augalai, vaisius, daržovė, prieskonis ir arbatmedžio lapai sukuria sinergiją, užtikrinančią veiksmingą apsaugą ir palaikymą jūsų organizmui. Pavyzdžiui, jeigu mes žinome, kad granatas yra sveikas vaisius, bet valgom ir išspjaunam kauliukus, o papilduose yra viskas panaudota ir kauliukai ir panašiai. Tai sakysim, kauliukai gerina mūsų hormoninį foną ir gerina virškinimo trakto sveikatą. Vartojant visavertį papildą, kuris padarytas iš viso vaisiaus, yra tikrai didelė nauda sveikatai. Jeigu žmogus negali valgyti kopūstinių, sako, aš negaliu valgyti, man ten skydliaukės problemos arba virškinimo trakto problemos, pučia pilvą ir panašiai, tai papildai yra išeitis vartoti vertingus, kokybiškus papildus. Kokius papildus Kęstutis pasirinko, kurie sukurti Didžiosios Britanijos mokslininkų komandos ir yra rekomenduojami medikų? Atsakymą sužinosite jau visai netrukus po trumpos pertraukos. Pamita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo Plius. Neslėpk savo potencialo.